Tragedija Skuodo rajone. Apvirto girto vairuojamas automobilis su dar 4 įtariama taip pat neblaiviais žmonėmis. Žuvo 40-metis keleivis. Vienas vyras ligoninėje, 2 keleiviai gydosi namie. Bendrajam pagalbos centrui susitvarkius su skambinančiųjų vietos nustatymu, Panevėžys liko užribyje. Vilniaus centre sukrečiantys protesto prieš kailių pramonę vaizdai. Labas vakaras. Skuodo rajone apvirto girto vairuojamas automobilis su keleiviais. Vienas žuvo, praneša Vytautas Dumbliauskas. Penktadienio vakaras liūdnai baigėsi 5 žmonių kompanijai Skuodo rajone. Apie 9 valandą specialiosioms tarnyboms pranešta, kad Mosėdžio seniūnijoje ties Krakių kaimo apsivertė lengvoji mašina. Atvykę policininkai ir ugniagesiai rado apvirtusį Renault Megane. Pareigūnai ištraukė vairuotoją, tačiau šalia sėdėjusiam keleiviui padėti jau niekuo negalėjo. 40 metų Mosėdžio gyventojas žuvo iš karto. 39 vairuotojų nustatytas vidutinis beveik 2 promilių girtumas. Ant galinės sėdynės važiavo dar 3 keleiviai. Patruliams jų ištraukti nepavyko. Tad į pagalbą atskubėjo ugniagesiai. Ištrauktas 34 keleivis paguldytas į ligoninę, dar vienas vaikinas ir moteris dėl įvairių sužalojimų gydosi namuose. Policija įtarė, kad visi automobiliu važiavę žmonės buvo neblaivūs. Ar tai buvo iš tiesų, parodys kraujo tyrimas. Beje, netoli nelaimės vietos pastatytas kryžius anksčiau šioje vietoje žuvusių žmonių atminimui. Kelio dalis, kurioje įvyko nelaimė, gana vingiuota. Ta pačia naktį Skuodo rajone įvyko dar viena avarija. Į Lakių seniūnijoje apvirto automobilis, tačiau žmonės smarkiau nenukentėjo. Vytautas Dumbliauskas, Vilius Mačiulaitis, Skuodo rajonas. Klaipėdos rajone visiškai sudegė gyvenamasis namas. Gaisro priežastys neaiškios. Vytautas Dumbliauskas. Apie gaisrą Klaipėdos rajone esančiuose Šernų soduose pranešta ryte maždaug 9:30. Specialiosioms tarnyboms paskambino patys namo savininkai. Ryte jie atvyko apžiūrėti namo ir apsitvarkyti. Kaip atvažiavau, žiūri, ką mums deg. Vis buvo kviesti gaisrinį gesinti. Bandyti. Kas iš kur? Neaišku. Tai jūs čia negyvenat, čia tik atvažiuojate į sodą? Čia vasar gyvenam. Žiemą ne. A daug turto buvo? Nu, nemažai. Visi rankiai, vis šaldytuvas naujas, baldai naujai buvo. Savininkai 2 aukštų namą buvo įsigiję vos prieš metus. Deja, pastato rėme buvusio turto ugniagesiams išgelbėti nepavyko. Sunkumų gesinant gaisrą sukėlė ir tai, kad arti nebuvo jokio vandens telkinio. Supratau, tai nudegė stogas, išdegė perdengimas namo, vidus jame buvęs turtas, taip? Nuo ko galėjo kilti gaisras, šeimininkai neįsivaizduoja. Esą žiemą jie name viską atjungia. Gaisro priežastis aiškinas apskrities ugniagesiai. Vytautas Dumbliauskas, Ramunė Banzinė, Vilius Mačiulaitis, Klaipėdos rajonas. Bendrasis pagalbos centras jau gali nustatyti bet kurio skambinančiojo buvimo vietą. Tačiau Panevėžio apskritis vis dar lieka pamiršta. Čia tokia procedūra užtrunka ilgiau nei kitur. Bendrasis pagalbos centras prašo dar daugiau nei 100 darbuotojų. Tačiau vidaus reikalų ministras mato kitus prioritetus. Justina Bezaraitė plačiau. Po tragedijos Panevėžyje, kai bagažinėje sudeginta mergina ir bendrosios pagalbos centras negalėjo nustatyti jos buvimo vietos, nes mobiliajame nebuvo įdėta SIM kortelė, sulaukta permainų. Dabar 3 iš 4 pagalbos centrų informaciją apie skambinančio buvimo vietą iš visų mobiliojo ryšio operatorių gauna automatiškai. Vos paskambinus žemėlapyje specialistai per kelias sekundės suranda į bėdą papuolusį žmogų. Užribyje liko tik Panevėžys. Čia sužinoti buvimo vietą automatiškai nepavyksta. Kilus būtinybei reikia kreiptis į Vilniaus bendrąjį pagalbos centrą, nurodyti numerį, pagal skambinimo laiką nustatomas adresas. Panevėžys tokios galimybės kol kas neturi, ten nebuvo investuojama į informacinės technologijas, tiesiog turim galimybę Panevėžio operatoriai arba dispečeriai, jie gali pasitikslinti per Vilniaus padalinį paskambinę telefonu. Padiktavę numerį arba pasakė laiką skambučio ir Vilniaus padalinys gali tiesiog jam pasakyti koordinates. Tas užtrunka minutę, 2-3 kartais. Tai irgi lėčiau, bet vis tiek tai padeda bent jau taip. Kiekviena sekundė, pasak specialistų, gali būti lemiama. Laikinasis bendrojo pagalbos centro direktorius tikisi, kad Panevėžio apskrities skambučius ims aptarnauti Vilniaus padalinys, tačiau tam reikėtų padidinti darbuotojų skaičių. 60 darbo vietų vienam centre, tai turėtų būti bent jau 180 pareigybių.
Jeigu ten atsiranda kažkokių papildomų funkcijų, aišku, joms reikėtų vėl kažkokių pareigybių, vėl papildomai. Tačiau vietoj 180 iki gegužės papildomai atsiras tik trečdalis – 60 darbuotojų. Vidaus reikalų ministras sako, kad dar maždaug 120 pareigybių nereikia, o ir apie šį poreikį nieko girdėjęs nėra. Bendrasis pagalbos centras yra priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo tarnybos sudėtinė dalis ir visa tai turi vykti normalia tvarka, jeigu tikrai tai bus, bet aš tuo tikrai nesu tikras. Tiek daug tų etatų tikrai šiandien dienai nereikia. Paties numerio prieinamumas priklauso nuo to, kiek mes greitai galim atsiliepti, kiek greitai išsiaiškinti situaciją, išsiųsti atitinkamą pagalbos tarnybą nelaimės vietą ir atsakyti kitą skambutį. Kiekviena minutė, sekundė svarbi. Ministras pirmenybę teikia greitosios medicininės pagalbos specialistų įkurdinimui bendrajame pagalbos centre. Krūvį esas stengsis sumažinti ir pažabodami melagingus pranešimus, kurie sudaro 5% visų pagalbos skambučių. Justina Bezaraitė, Remigijus Pakėnas, Vilnius. Klaipėdoje užpulta ir apiplėšta mergina. Plėšikai ją sumušė iki sąmonės netekimo ir sulaužė žandikaulį. Klaipėdos policijai pranešta, kad 4 valandą ryto 19 metų merginą užpuolė 3 vyrai. Incidentas įvyko Taikos prospekte. Nuo smūgio mergina prarado sąmonę, o ją atgavusi pasigedo rankinės, kurioje buvo įvairūs dokumentai, mobiliojo ryšio telefonas su krovikliu, apie 100 litų kosmetikos priemonės. Iš merginos atimtas net moteriškas švarkelis. Materialinis nuostolis 2200 litų. Dėl smarkių sumušimų mergina paguldyta į ligoninę. Jai lūžo žandikaulis. Užpuolikų ieško Klaipėdos policija. Maždaug 2:30 nakties Vilniuje Ukmergės gatvėje esančiame lošimo automatų salone kilo muštynės. Per jas sužalotas 19 metų jaunuolis. Dėl durtinės pilvo žaizdos jis paguldytas į ligoninę. Įvykį tiria Vilniaus policija. Įtariamasis ieškomas. Kauno apskrities policijos asmenų paieškos skyrius ieško dingusios be žinios Teodoros Šaltienės. Moteriai 88 metai. Jis sausio 1 ryte išėjo iš namų esančių Ilgojoje gatvėje Kaune ir negrįžo. Moteris apie 1,60 cm ūgio, lieso kūno sudėjimo, ovalaus veido, akys rudos, plaukai tiesūs, juodi, žilstelėje. Senutė buvo apsirengusi ilgą bordo spalvos striuke, bordo spalvos megztiniu, mėlynomis kelnėmis, avėjo juodus suvarstomus veltinius. Asmenis mačiusius ar žinančius Šaltienės buvimo vietą bei galinčius suteikti vertingos informacijos prašome paskambinti nurodytais numeriais. Maisto ir veterinarijos tarnyba skubiai tyria į Lietuvos rinką pakliuvusias galimai nesaugias šaldytas uogas iš Lenkijos. Nustatyta, kad šaldytos avietės ir šaldytų uogų mišiniai užteršti norovirusu. Į Lietuvą galėjo būti įvežta per 100 pakuočių šių uogų. Jomis buvo prekiaujama tik vieno prekybos tinklo parduotuvėse. Gavus nerimą keliančios informacijos, prekyba sustabdyta, tačiau 24 šaldytų uogų pakuotės jau buvo parduotos. Veterinarijos specialistai vartotojams įsigijusiems uogų rekomenduoja jų nevartoti arba prieš vartojimą kelias minutės pakaitinti, nes aukštoje temperatūroje norovirusas žūva. Be to, pirkėjai gali šios produktus grąžinti pardavėjui. Norovirusas patekęs į žmogaus organizmą pažeidžia žarnyną, sukelia vėmimą ir viduriavimą. Susirgimo simptomai pasireiškia praėjus dienai po užsikrėtimo. Dėl brangių rusiškų dujų vis daugiau naudojant biokuro, šis ėmė brangti. Siūloma, kad biokuro kainas galėtų stabilizuoti urėdijos. Išsamiau Donatas Stundis. Norėdama numušti biokuro kainą, valstybė į biržą siunčia urėdijas. Jos įpareigotos pačios gaminti biokurą ir jį pardavinėti. Anksčiau tai darė tik privačios bendrovės. Daugumoje tai aišku turėtų būti įgaudytas ta ranga, kuri būtent leidžia, kaip ir visuomet valstybinėse miškuose, mes labai dažnai visą paremiam smulkų ir vidutinį verslą, būtent per rangą, ir tai turėtų vyrauti šitas būdas. O nuosavus mechanizmus, kaip sakau, visuomet verta turėti esant kritiniam situacijam. Dėl brangių rusiškų dujų vienai po kitos dykstant biokatilinėms, o premjerui paskelbus viziją, kad vasarą šalis gyventų tik iš biokuro gaminamą šilumą, specialistai įžvelgia ir pirmąjį pavojų. Buvo bepradedąs kilti biokuro kainų burbulas. Stabilizuoti tokio kuro kainas galėtų urėdijos. Aišku, jei valstybė tinkamai pasirinks prioritetus.
įtaka biokuro rinkai labai priklausys nuo to, kokią biokuro strategiją pasirinks miškų urėdijos. Mano nuomonė, geriausia nauda būtų tuomet, jeigu urėdijos veiktų kaip rinkos kainų stabilizatorius arba taip vadinamas paskutinės vilties tiekėjas. Kaip pavyzdžiui, kad biokurą urėdijos patiektų tik tada, kai yra susidaręs trūkumas biokuro rinkoje, pavyzdžiui, dėl ekstremalių sąlygų, dėl neplanuotai atšalusio oro. Tos urėdijos, kurios įsigytų įrangą, yra parengtos taip, kad jos tose karštose taškose apie Vilnių Kauną, kur čia statomi ir labai, reiškia, įsisavinę galingumai, tai čia matyt turėtų darbo tos reiškia, urėdijos, reiškia, gaminant biokurą ir teikiant, reiškia, tą biokurą per biokuro biržą būtent tiems pirkėjams. Daugiau nei 40 urėdijų atėjimas į biokuro biržą kelia nerimą dabartiniams biokuro tiekėjams. Kai kurie jų baiminasi, kad urėdijų galimybės parduoti daug biokuro taip numuš jo kainą, kad smulkesni tiekėjai tiesiog žlugs arba jų nedideliais kiekiais tiekiamo biokuro nebereikės. Vyksta konkursai, mes esam kraštiniai ir į mumi nieks nepriima. Reiškiasi, tu esi smulkus, mažas, kelias priekabas, reiškiasi, pristatai ir tu eik laukant. Todėl mes, esam neaiškioj padėty, o šita propaganda, kad biokūras, ekologija ten ir panašiai yra didelė. Šiuo metu deginant medienos atliekas pagaminama apie 1/5 šalyje suvartojamos šilumos. Ten, kur naudojamas biokuras, jos kaina yra beveik perpus mažesnė nei ten, kur šiluma gaminama vien deginant rusiškas dujas. Donatas Tunis, Kęstutis Vaišvila, Vilnius. Pernai butų parduota kone dvigubai daugiau nei užpernai. Atsigaunantis nekilnojamojo turto sektorius įpučia gyvybės ir kitoms verslo šakoms. Kas džiaugiasi įsibėgėjančiomis statybomis, praneša Aistė Almanaitė. Pirmieji atsigaunančią nekilnojamojo turto rinką pajusti turėjo apdailos specialistai. Tačiau jie teigia, kad krizės pamokyti gyventojai taupo kiekvieną centą ir daug kas stengiasi pasidaryti patys. Taupyti esą gyventojus skatina ir dėl darbuotojų atlyginimų šuolio padidėjusios statybų kainos. Medžiagų apie 4%, kiek žinau, ar nuo 4 iki 7, atrodo, lyg tai buvo medžiagų pabrangimas, toksai buvo, lyg tai, kiek žinau, iš tiekėjų mūsų. Tai ir darbas pabrango, taip maždaug, manau, apie 10%, 15% tai tikrai pabrango, manau. Šiai dienai įkainiai, nes dabar surasti normalų profesionalų meistrą plytelių, tai jau įma nuo 25 litų į rankas, žmogų turi mokėti, jau į rankas. Kur anksčiau galėdavai 10-12 dar susirasti. Santechnikos ir kitos įrangos pardavėjai teigia, kad nors darbų žmonės tengiasi pasidaryti patys, gerai technikai nebetaupo ir vertina kokybę. Kaip pavyzdys, pastatomas klozetas buvo 300-400, jam atrodydavo dar brangu. Šiai dienai, jeigu, sakysim, renkasi klozetą pastatomą skandinavų, sakysim, kažkokį, tai jisai 1000 litų, 1200 litų jam yra jau normalus, o tas, kuris buvo už 400, jis ir dabar yra, bet jį žiūrėjau, šito jau man nesiūlykit, šito mes jau nebenorim, tiesiog noriu turėti gerą daiktą, kad nusipirkau, 10-15 metų jisai pas manęs tarnaus, stovės, nereikės nieko keisti, kviesti santechniko, reguliuoti, ten vanduo lašės ar dar kažkas. Kad atsiranda vis daugiau naujakurių, pastebi ir čiužinių pardavėjai. Pastebėjom, kad jeigu lyginant 2012 metus su 2013, pas mus apyvartos augo apie 25-30%. Bet paanalizavus miestais, kas įdomu pasidarė, tai Klaipėda beveik dvigubai išaugo, Kaunas apie 15% išaugo, Vilnius irgi šiek tiek ūgtelėjo. Paskui analizuojant giliau, pasikalbant su mūsų vadybininkais, pamatėm, kad vis dėlto žmonės išsipasakoja, kad tai yra naujam būstui arba naujam namui čiužinys perkamas. Baldininkai pernai irgi pastebėjo nedidelį užsakymų augimą. Bene labiausiai norimi baldai virtuvės. Kitų baldų užsakymo bumo laukiama šiemet. Be virtuvės tikrai neįmanoma įsikurt, o taip po to būna, kad lizinguoja žmonės baldus, tai daugiau perka, o taip tai būna, kad iš eilės po truputį apsiperka. Kai prasidėjo krizė, tai statybos jau sustojo, mes dar dirbom. Tai gal iš tos pusės aš galvoju, kad gal čia gali būti. Kad po metų prasidės užsakymai. Hipotezė, daugiau nieko. Pernai Lietuvoje lapkritį buvo sudaryta per 8 000 nekilnojamojo turto sandorių. Tai yra beveik 5% daugiau nei per tą patį laikotarpį užpernai. Aistė Almanaitė, Kęstutis Vaišvila, Vidmantas Beržinis, Vilnius.
Valstybiniam jūrų uostui gresia 10 milijonų litų ieškinių. Teismą pasiekė vienas iš didžiausių, daugiau kaip 10 milijonų Danijos bendrovės ieškinys. Nuo tokių nuostolių uostas neapsidraudęs, praneša Ramunė Banzienė. Danijos bendrovė teismui pateikė ieškinį, kuriame nurodo, kad uostas milijonus liko skolingas už gilinimo darbus. Danai skundžia ir esą neteisėtus uostininkų veiksmus dėl patirtų prastovų, kai šie pasirašė sutartis, laiku nepateikdavo užduočių. Viena jų dėl uosto gilinimo vėlavo net pusę metų. Apie uostę vykdomą sabotažą buvo prabilęs ir tuomet jam vadovauti pradėjęs parlamentaras Eugenijus Gentvilas. Jis tarnavimu privačios bendrovės interesams buvo apkaltinęs, o vėliau ir atleidęs dalį aukštų pavaldinių. Bet situacijos tai esą negelbėjo, tad po naujųjų teismas spręs, ar nagrinėti Danų ieškinį. Jo suma įspūdinga – daugiau kaip 10 milijonų litų. Mes manome, kad tikrai yra argumentų, bent jau, kad visa apimtim tas ieškinys nebūtų tenkinamas. Ir tokia mūsų šiandien yra pozicija, mes esame pateikę atsiliepimą į teismą. Uostas kaip valstybinė įmonė nėra apsidraudęs nuo milijoninių ieškinių. Yra vadovų civilinės atsakomybės draudimas, tačiau jisai yra taikomas tuo atvejais, kai yra pareikštas ieškinys vadovui kaip fiziniam asmeniui. Šiuo atveju ieškinys yra pareikštas įmoniai ir jeigu ir būtų, tarkime, nepalankus sprendimas, tai atsakyti pagal tokį sprendimą turėtų įmonė. Danai sako, su Klaipėdos uostu vis dar linkę susitarti. Dabar ieškinys teisme. Pamatysime, ką teisme pasieksime. Mes pabandysime susitarti gražiuoju, nekovoti teisme, bet jeigu tas bus būtina, turėsime tai padaryti. Danų pateiktas ieškinys vienas iš didžiausių, tačiau uosto direkcija yra turėjusi ir dar didesnių finansinių pretenzijų. Net 21 milijono už nutrauktas sutartis ir darbus uoste yra prašiusi kartu dirbusi vokiečių bendrovė ir bankrutuojančią paskelbtą Klaipėdos hidrotechniką. Ginčai su jomis teismuose tebevyksta. Pirmos instancijos teismo sprendimas yra priteisęs 9 milijonus litų iš uosto direkcijos. Bet šiandieną šitas sprendimas nėra įsiteisęs, jis yra apskųstas ir nagrinėjamas šiandieną teisme. Su 10 milijonų litų ieškinį pateikusią Danų bendrovę uostininkai bendrauja ir toliau. Viešųjų pirkimų portale skelbiama, kad uostas ir Danai yra pasirašę 2, daugiau nei 30 milijonų litų gilinimo sutartis. Ramunė Banzienė, Vilius Mačiulaitis, Klaipėda. Sunkia galvos traumą patyrusio Michaelio Schumacherio vadybininkai neigia pasklidusią žinias apie tai, kad legendinio lenktynininko gyvybei pavojus nebegrėsė. Į Grenoblio ligoninę Prancūzijoje, kur 6 diena komos būsenos guli Michaelis Schumacheris, atvyksta jo artimieji. Tiesa, kol kas jokių naujų žinių apie jo sveikatos būklę nėra. Legendinio lenktynininko vadybininkė paneigė Šumio draugo žodžius. Neva šeimos gydytojas sakęs, jog pavojaus Schumacherio gyvybei nebėra. Anot galvos traumą patyrusio sportininko atstovų, jo būklė stabili, bet vis dar kritinė. Tuo metu tyrėjai pranešė tikrinantys vaizdo kamerą, kuri buvo pritvirtinta prie slidinėjančio Schumacherio šalmo. Pietinėje Meksikoje per kalėjimo užpuolimą žuvo mažiausiai 9 žmonės, 5 užpuolikai ir 4 kaliniai. Pasak pareigūnų, grupė užpuolikų įsiveržė į kalėjimą ir pradėjo šaudyti. Kalėjimo sargybiniai taip pat atsakė ugnimi. Manoma, kad užpuolikai į kalėjimą pateko apsimetę pareigūnais, atvežusiais naują kalinį. Meksikos narkotikų gaujos dažnai žudo priešiškų kartelių narius kalėjimuose. Taip pat šturmuoja įkalinimo įstaigas tam, kad išlaisvintų saviškius. Bangladeše prieš ryt vyksiančius parlamento rinkimus toliau siaučia smurtas. Padegta mažiausiai 100 rinkimų apylinkių. Opozicija, boikotuojanti rinkimus, paskelbė 2 dienų streiką. Nors visoje šalyje saugumui užtikrinti dislokuota 50 000 karių, per kelias savaitės besitęsiančią smurto bangą jau žuvo mažiausiai 100 žmonių. Nors anksčiau ir planavo, tačiau paskutiniu momentu rinkimų stebėtojus atsisakė siųsti Jungtinės valstijos ir Europos Sąjunga. Švenčiant naujuosius pagal kinų horoskopą arklio metus, Maskvoje pagamintas 100 kg arklio formos ledinukas. Šis milžiniškas arklio formos ledinukas sveikas išbuvo keletą akimirkų. 100 kg skanėstas buvo sulaužytas į daugybę gabalėlių ir išdalytas į Raudonąją aikštę susirinkusiems vaikams ir jų tėvams. Šio ledinuko atidengimas festivalio Rusiška žiema programos dalis. Toks festivalis Maskvoje rengiamas jau 7 metus. Organizatoriai teigia, kad tai pats didžiausias kada nors pagamintas ledinukas. Tačiau išdalyti jį ir suvalgyti tai užtruko 15 minučių.
Meksikos sostinės gyventojai ir svečiai taip pat galėjo mėgautis nemokamu skanėstu. Istorinėje aikštėje įsirikiavo 10 000 žmonių, norėdami paragauti milžiniško roskaderėjės arba 3 karalių pyragaičio. Šio tešlainio ilgis viršijo kilometrą. Jis buvo 4 kart didesnis už Eifelio bokštą. Kepinys svėrė beveik 9,5 tūkstančio kilogramų, panašiai kaip 2 drambliai. Vakarų Australijoje Perto paplūdimyje prieš valstijos vyriausybę protestavo daugiau nei 4 000 žmonių. Demonstrantai nepatenkinti naujų valdžios planu dėl ryklių žudymo. Valdžia žvejams pateikė pasiūlymą, kuriuo bus leidžiama gaudyti ir žudyti daugiau nei 3 metrų ilgio ryklius, naudojant kablius su masalu. Pasirinktuose paplūdimiuose apie kilometrą nuo kranto bus nutiestos ribos. Į šią zoną atplaukęs ryklys bus nušaunamas. Tokių žiaurių priemonių nuspręsta imtis po to, kai per 3 metus šiose vietovėse rykliai pražudė 7 žmonės. Tačiau aktyvistai sako, kad ryklių žudymas neišeitis, o tik jūrinės ekosistemos žalojimas. Vilniaus centre keli jaunuoliai surengė sukrečiantį mini spektaklį, kad atkreiptų dėmesį į kailių pramonės žiaurumą. Liudos Kodinovos reportažas. Jauna tamsiaplaukė mergina vilkinti kailiniais pačiame Vilniaus centre buvo ištraukta iš narvo, nuskusta plikai ir pusnuogė numesta ant grindinio, bei aplieta kraują imituojančiais dažais. Taip keli jauni vilniečiai bandė atkreipti praeivių ir valdžios dėmesį į kailių pramonės žiaurumą. Mes nepritarėm kailių nešiojimui, kailių pramoniai ir būdas vis tiek yra gyvūno nužudymas. Tai kad ir kokias tu sąlygas jam suteiktum, kad ir tu suteiktum sąlygas ūdrai plaukiot kiekvieną dieną kažkokiam vandens ar net telkiny, ar ten vonelėse, ar padarytum didesnius narvus, tai iš esmės pačios problemos neišsprendžia. Nes gyvūnai yra žudomi dėl prabangos, dėl mados, dėl stiliaus. Ir tai yra iš tikrųjų mūsų asociacijos pozicija yra tokia, kad mes to netoleruojam, nepritarėm ir norėtume, kad to nebūtų. Jūsų tai neliečia, o įstatymų jokio aš nepažeidžiu. Taip, kad atsikabinkit ir reikit savo keliais, gerai? Plikai nuskusta galva, dažais apipilta mergina surengto performanso metu dar kurį laiką gulėjo ant šlapio grindinio. Plaukų nuskutimas vaizdavo kailio nudirimą nuo gyvo gyvūno. Ir tas apipilimas krauju, tai iš esmės norėjom parodyti, kaip atrodo pats gyvūnas po to. Jis lieka be odos, gyvas, kvėpuojantis, jaučiantis, visas kraujuotas ir tiesiog numetamas kaip daiktas. Praeiviai tokių vaizdų buvo šokiruoti. Dabar tai sujaudino, be abejo. Dabar tai jau tiksliai sujaudino. Jau aš tai tikrai nenešiosiu kailių. Su plaukais atsisveikinusi gyvūnų teisių aktyvistė sako, kad jai nekilo klausimų, ar pasiaukoti gyvūnų labui. Na, kadangi gyvūnai praranda visi savo kailį, nieks jų neklausia, tai man nėra mano plaukai svarbiau negu gyvūnų gyvybės. Plaukai vis tiek ataugs. Svarbiau, pasak merginos, kad žmonės prieš pirkdami kailinius susimastytų, kaip šis gražus ir prabangus rūbas pagaminamas. Pavyzdžiui, ūdrų fermose naudojamos dujos dažniausiai nužudyti, kadangi ūdra tai yra vandens gyvūnas. Jie gali sulaikyti kvapą labai ilgai, pajutę, kad trūksta deguonies. Todėl net ir praėjus tom 5 minutėm ar mažiau, kiek yra leidžiamos dujos, jos vis dar yra gyvos ir labai dažnai nudirimas kailis gyviem gyvūnam, nes niekas ten netikrins, ar šitas gyvūnas numirs ar ne, jiems tai rūpi pinigai. Gyvūnų teisių aktyvistai tikina, kad Europos šalise sugriežtinus reikalavimus kailinių žvėrelių fermoms, šios keliasi į Rytų Europą, Rusiją ar Kiniją, kur gyvūnų teisės nereglamentuojamos ir žiaurus elgesys su gyvūnais nebaudžiamas. Lietuvoje, pasak renginio organizatorių, yra apie 40 tokių fermų. Joms netgi skiriama lėšų iš ES fondų. O gyvūnų gerovės įstatymas negina jose laikomų žvėrelių. Liuda Kudinova, Donatas Pakštys, Vilnius. Prie sniego nepratę meksikiečiai paskutinėmis kalėdinių atostogų dienomis sostinėje džiaugiasi dirbtinio ledo čiuožykla, pasakoja Eglė Merkytė. Saulėtoje Meksikoje oro temperatūra dieną svyruoja apie 20 laipsnių šilumos, tačiau sostinės Meksiko valdžia miestiečius ir turistus per kalėdų atostogas nusprendė pradžiuginti dirbtinio ledo čiuožykla. Kasdien čia suguža šimtai žmonių, beje malonumas praskrieti ledu nemokamas, kaip ir ryškių oranžinių pačiūžų nuoma. O tie, kurie baiminasi pargriūti, o tokių nemažai, gali įsikibti į plastikinį oranžinį ruonį. Nesame įpratę čiuožti pačiūžomis, nes pas mus nebūna labai šalta ir nesninga, tačiau čiuožti labai smagu. Čiuožėjai taip pat gali nusileisti nuo 8 metrų aukščio kalniuko. Jį įrengti atsiėjo beveik $500 000. Tokia 50 000 kvadratinių metrų dirbtinio ledo čiuožykla viena didžiausių Lotynų Amerikoje. Ji veiks iki sausio 12-osios. Vietos valdžia tikisi, kad ši neįprasta Meksikoje žiemos pramoga sutrauks daugiau nei 1 milijoną lankytojų.
Lietuvos vyrų rankinio rinktinė pasaulio čempionato atrankos rungtynėse namie tik po atkaklios kovos 24-23 palaužė Suomijos komandą, iškovojo 3. pergalę iš 4 galimų ir toliau tvirtai žengia pirmos atrankos grupės vietoje. Gintaro Savokyno vadovaujamai rinktiniai per likusius 2 mačus užtenka iškovoti 1 pergalę ir Lietuvos rinktinė pateks į pasaulio čempionato atrankos etapo atkrintamąsias varžybas. Kauno Žalgiris triuškinamų pralaimėjimų pradėjo Eurolygos top 16 etapą. Lietuvos čempionai savo žiūrovo akivaizdoje nesugebėjo įveikti kietos Müncheno Bayerno komandinės gynybos ir pralaimėjo rezultatu 66-84. Lemiamų tapo 3. ketvirtis, kai Bayerno žaidimo atkarpą laimėjo 13-0. Vokietijos krepšininkai sėkmingai uždengė ir Žalgirio lyderį Justiną Dentmaną, kuris su 12 taškų buvo rezultatyviausias aikštės šeimininkų gretose. Debiutantei Bayerno komandai daugiausiai 14 taškų pelnė Malcolmas Delainis. Tiesiog atrodėm apgailėtinai ir tai nėra jokio pasiteisinimo, tai tiesiog, nežinau, liktai ruošėmės ir ilgai ruošėmės šitom varžybom ir turėjom laisvų dienų ir pailsėję buvom, bet tiesiog neįgyvendinom trenerio planų. Sužaidėm taip pat prastai kaip prieš Rytą paskutinės varžybas, nežinau, tikiuosi, kad pasimokysim dabar iš tų klaidų ir tiesiog atėję treniruoti viens kito gal šiek tiek mažiau pradėsim gailėti, lūpti, kad paskiau neišmuštų tokie oponentai mus iš vėžių. Atrodėm išsibalansavę, sakau, be jokios labai didelės idėjos puolime ir kol nežaidėm savo krepšinio, nors mes šiais metais labai retai ir žaidžiam tą tikrai gerą, protingą krepšinį, o šiandien tai iš viso buvo prastai. Kitą penktadienį Žalgiris išvykoje žais su Maskvos CSKA. Nesėkmę top 16 etapą pradėjo ir Linas Kleiza su Fenerbahče Ulkeriu. Turkijos komanda išvykoje 82-95 nusileido be pralaimėjimų žengiančiam Pirėjo Olimpijakui. Linas Kleiza pelnė 7 taškus. Graikijos komandos pergalės kalvių ir naudingiausių pirmo turo žaidėjų tapo Vasilis Panulis. Jis pelnė 28 taškus. Olimpijakas iškovojo 11 pergalę iš tiek pat galimų Eurolygoje. Toronto Raptors su Jonu Valančiūnu toliau džiugina aistruolius ir iškovojo 5 pergalę iš eilės NBA čempionate. Torontas išvykoje 101-88 nugalėjo Vašingtono Wizards. Valančiūnas pelnė 7 taškus, atkovojo 7 kamuolius. Moterų varžybose čempionės titulą apgynė Serena Williams. Pirma pasaulio raketė iš Jungtinių Amerikos valstijų finale 6-4-7-5 nugalėjo antrą pasaulio raketę Viktoriją Azarenką. Serena Williams tęsė įspūdingą žaidimą ir iškovojo jau 22 pergalę iš eilės. Tai jau 58 Serenos Williams laimėtas turnyras karjeroje. Per savaitę trukusias varžybas Brisbane 32 metų amerikietė uždirbo daugiau nei 400 000 litų. Patogiam naršymui, ilgiems pokalbėms ir žinutėms. Išmanieji telefonai šventinėmis kainomis jau Omnitel salonuose tik nuo 10 litų per mėnesį. Omnitel. Be interneto šiais laikais nė žingsnio, tad ir dovanos turi būti atitinkamos. Dabar planšetiniai kompiuteriai Omnitel salonuose vos nuo 19 litų per mėnesį ir dar 50 litų jūsų norimoms elektroninėms knygoms įsigyti. Omnitel. Prastai jautiesi? Tau reikia Bifidin. 7 naudingų bakterijų rūšys ir vitaminai A, C, E. Bifidin. Daugiau nei 7 priežastys jaustis puikiai. Artimiausią parą daug kur tvyros rūkas, vietomis bus slidu, o diena numatoma lietinga visoje šalyje. Pietiniuose rajonuose dangų dengs debesys, lis, bus nuo 2 iki 5 laipsnių šilumos. Vakaruose ir pajūryje taip pat lis, šils iki 2-4 laipsnių. Šiaurės Lietuvoje tokie pat orai, lietus ir šilumos irgi iki 4 laipsnių. Vidurio rajonuose ir Kaune lis, šils iki 3-5 laipsnių. Rytuose ir Vilniuje lietus, Vilniuje 3-5 šilumos, Utenoje kiek vėsiau. Šiąnakt žymesnių kritulių nenumatoma, temperatūra svyruos nuo laipsnio šalčio iki 4 šilumos. Pirmadienį daug kur lis, naktį bus 1-4 laipsniai šilumos, dieną 4-6 laipsniai. Daug kur palis ir antradienį, naktį nuo laipsnio šalčio iki 3 šilumos, dieną 4-6 šilumos. Lietaus rytoj klius Britų saloms, Pietų Skandinavijai, Italijai ir Balkanams. Šiluma didesnėje žemyno dalyje svyruos nuo 2 iki 9 laipsnių. Madride ir Romoje 10, Vienoje ir Atėnuose 13, Londone ir Paryžiuje 8 laipsniai.